Gerbiami sportininkai, kurie eilinį kartą atbildėjo čia į šią tikrai nuostabią bazę. Na, Irmantas, neduos sumeluoti, tikrai daug pastangų įdėjo pasiruošiant šioms varžyboms ir ne tik šioms, bet visoms ir įvykusioms. Lietuvoje pirmasis kinkinių važiavimo čempionatas įvyko 1999 metais, kur šio žirginio sporto mylėtojai, mėgėjai susiorganizavo, taip sakant, surėmė pečius. Taigi, Aloyzai, gal pirmas jūs tarkite žodį šią tokią šaunią progą. Paminėjot, kada pirmas kinkinių važiavimas buvo, tai yra ir dalyvis Jonas Chaleckas. Pirmojo važiavimo dalyvis, Jonai, išeikit į čia. Ir, gal Jonai, jūs tada iškvietėm tai pasakyti. Kaip ten? Na, o aš trumpai noriu įsiterpti, Jonas Chaleckas ne tik važiavimo kinkiniais meistras, bet ir didysis trikovės meistras, o trikovė yra pati sudėtingiausia jojimo disciplina. Taigi, Jonai, porą žodžių. Labą dieną visiems. Labai gerbiu Irmantą, Aloyzą, senai pažįstami. Smagu, kad jie daro tokius renginius. Ir noriu palinkėti visiems važiuotojams gerų startų ir visiems gero poilsio. Norėčiau pastebėti, kad per paskutiniuosius metus iš tikrųjų pačioj Lietuvoje, pačių žirgų ir kurie laiko žirgus ir pavienius, ir žirgininkų iš tikrųjų daugėja. Gal tai pajuokaudamas nerimtai prieš kokį 8-10 metų, kada nekada galėdavai pamatyti gal tik tai baltą arklį. Tai tikrai labai nuoširdus ačiū šio renginio dalyviams, Irmantui, Aloyzui ir visiems kitiems, kurie prisidėjo prie šio renginio. Šventė skelbiama atidaryta ir iškilmingas vėliavos pakėlimas. Kiek turit dalyvių ir kurį kartą organizuojat šį renginį? Taip, Revų žirgų važiavimo kinkiniais varžybos vykdomos jau 17 kartą. Nebuvo nei vienų metų, kada mes neorganizavom. Net Covidas nesutrukdė? Net Covidas nesutrukdė, tai tikrai važiavom su kaukėm. Šiai dienai susirinko dalyvių už Latvijos ir iš Lietuvos. Turėsim grubiai apie 30 startų. Kol kas viskas vyksta sklandžiai, tikimės, kad ir bus ir toliau taip viskas. Kiek turit sportininkų ir kiek žirgų čia vieši šiuo metu, galbūt ir gyvena apskritai ilgą laiką šitoje vietoje? Pas mus sodyboje gyvena pastoviai apie 10 žirgų ir šiandien mes turim dar svečių apie 15 žirgų. Tai tokie skaičiai, o kadangi pas mus sporto šaka reikalauja 2 partnerių, tai yra vadeliotojo ir grumo, kuris yra padėjęs, vadinamas grumus, tai reikia padaugyti iš 2 ir žinosim, kiek mes turim dalyvių. Apie vyriausius ir jauniausius tuo pačius sportininkus ir keturkojus. Taip, čia šitoj sporto šakoj nėra limituotas žirgo amžius, tai jį prižiūri veterinarijos specialistai ir įvertina, ar jisai gali startuoti ar ne. Amžius, mes turim vyriausią mūsų dalyvį, moterį iš Latvijos. Apie moteris gal amžium nesidalinsim, bet vyriausią turim moterį, o jauniausią turim nepilnametį, kuris su tėvų leidimu gali startuoti. Ar startuos Gramackai? Šį kartą nestartuosim Gramackai, kadangi mūsų Revų žirgus atstovauja Jecinskai. Tai aš esu kaip treneris ir padėsiu jiems kuo geriau pasirodyti. Įdomu būtų išgirsti vietinių žirgų ir atvykusių vardus. Vardais aš gal taip ir nepasakysiu, nes tie vardai irgi yra pagal žirgo pasą, tai jie gali būti parašyti vienaip, o juos savininkas vadina kitaip. Tai pavyzdžiui, jeigu mes turim hipnotist,
vardą, mes jį vadinam hipiu. Turim ir daug lietuviškais vardais arkliukų, tai vardai visokiausių vardų. Kokie vardai? Tai Viesulas, Štormas, Indigas, Lydas ir taip toliau, čia visų neprivardysi, bet maždaug va tokie vardai, kurie man gražiausi vardai, kuriuos galėtumėm pririšti prie mūsų lietuviškų kažkokių tai, ta prasme, istorinių vardų ar panašiai, kaip, tarkim, Griausmas ar dar kažkoks Vėjas ar panašiai, tai man tokie vardai patinka, bet paprastai pagal visą žirgų vardų davimo reglamentą, tai pirmos raidės turi atitikti tėvo ir motinos, tai čia ne taip paprastai tu gali susigalvoti tą vardą ir duoti. Tai jisai turi vis tiek pagal savo liniją turėti bent kažkiek tai raidelių, kad galėtų atsitikti. Tai jeigu mano kumelės vardas Istorija ir pas ją atėjo kumeliukas, tai mes jam ir žiliukui davėm vardą ir raidės, tai jisai tapo Indigas. Tai tokia istorija. Turite nemažai palaikančių žmonių, tai tarkim, kas jūs čia būtent padeda jums išlikti, būti ir tokiais ir jauku, ir gražu, ir tuo pačiu sugebat padaryti tai, kas jau savita būtų galbūt renginiams su bilietais. Iš tikro, mano toksai noras, kad kuo ilgiau mes galėtumėm be pinigų viską padaryti. Pas mus nėra ir startinio mokesčio mes neturim, tuo pačiu ir prizinio fondo neturim kažkokio. Tai iš esmės aš noriu kuo ilgiau, kad ir vaikai, jaunimas prisiliestų prie tų arkliukų nemokamai. Ačiū. Skriski, skriski, Lietuvėlė, tu gandralė, baltas, ten į aukštą drebulėlę, lizdas tau įkeltas, ten į aukštą drebulėlę, lizdas tau įkeltas. Šis žirgas yra Latvijos kilmės, yra vienintelis šios kilmės varžybinis žirgas. The name of the sort is? Kokie vardai iš tų žirgų? Bakalauras ir Bombardyrius. Magistro dar nėra. Jeigu bakalauras, tai paskui magistras kitas lygis. Labą dieną. Koks žirgo vardas? Paradas.